Kaip šiandien jaučiatės, kokios emocijos? Jaučiuosi labai gerai, tvarkingai. Na, emocijos yra darbinės, kadangi jau tapo, atsiprašau už tokį nekuklumą, kaip ir įprasta jau. Per tiek metų tai jau, kaip sakant, toks jau yra. Nu, yra šiek tiek tokio, kaip muzikantai sako, šiokio tokio drebato, bet čia yra viskas normos O ribos. ar turite kažkokių galbūt dalykų, kaip bandot nuimti tą jaudulį, gal kažkokių ritualų? Žinokit, jokių ritualų nėra. Visas va taip, yra laiptai, užlipi ant scenos ir pradedi dirbti. Viskas baigėsi, visi ritualai, ta prasme, visi skausmai, galvos, pilvo ten ir kitų ten organų ir taip toliau. Ten viskas susitvarko ten. Aha. Ar galėtumėt pasidalinti mylimiausių galbūt prisiminimų, kurį dar vis dėlto prisimenat su grupe? Įstrigo vienas prisiminimas, kai mes su grupe skrydom iš tarptautinio festivalio iš Erevano. Čia buvo, baisu net pasakyti, 78 ir 77 metais. Ir kai variklis buvo sugedęs lėktuvo. Ir mes jau čia važiuojam tokie su tais prizais ir taip toliau, tokie ale. Jau mes jau čia laureatai, ten, kaip sakant, Grand Prix gavom ir taip toliau. Ir čia per langutį matom, kad jau vienas propeleris nesisuka. Jau palydoviai pasakiau, sako, baikit jūs, sako, užposus ir taip toliau. Paskui, pamatė, viešpatė. Tai gerai, kad nusileidom Rostove, nes praktiškai šio koncerto galėjo ir nebūtų.